Taip, labai norėčiau būti Vilniaus meru, bet man atrodo, kad darbas savivaldoj, darbas mero pareigose yra kur kas labiau leidžiantis čia ir dabar daryti tam tikrus sprendimus, kurie tiesiogiai paliečia žmonių gyvenimus. Todėl aš apsisprendžiau siekti Vilniaus mero posto, nes kiekgi galima kalbėtis, reikia imti ir daryti. Ir man atrodo, kad Seimas, kai kurie Seimo nariai yra vis dar užstrigę 20 amžiui, aš 20 amžiui gyventi nenoriu ir noriu, kad tas 21 amžius kuo greičiau ateitų į Vilnių ir Vilnius ne tik būtų miestas, kuriame visiems gera gyventi, bet kad ir nukreiptų visą mūsų valstybę į ateities kryptimi. Aš manau, kad kalbantis su Vilniečiais apie tai, koks Vilnius yra ir kaip jis pasikeitė per pastarosius 8 metus, visi pripažįsta, kad Vilnius yra Lietuvos progreso ir žygio į vakarus avangardas. Ir aš norėčiau, kad Vilnius toks ir išliktų ir manau, kad mano atstovaujama politinė jėga ir mūsų vizija, kokią mes matome miestui, gali padėti tą pasiekti. Aš manau, kad kandidatuoti į bet kurią poziciją einant politinės pareigas yra savotiška privilegija. Bet kita vertus tai yra puikia informacija rinkėjams, nes jie žino, kas tu esi per paukštis, nes tu esi vis tiek viešas asmuo, tavo veikla yra vertina ir yra aptariama. Tai manau rinkėjams yra saugiau rinktis žmogų, kuris jau yra politikoje, negu, kaip pasakyti, dar kažką neatrasto ir naujo. Maždaug apie šių metų birželio Liepos mėnesiais aš jau priėmiau sprendimą, kad kandidatuosiu ir dalyvausiu rinkimuose ir sieksiu visų pirmiausia būti partijos nominuotų kandidatu ir po to gauti Vilniečių pasitikėjimą. Galbūt lemiamą reikšmę turėjo, ir čia padarysiu tokį anonsą, rytoj pasirodys Remigijaus Šimašiaus knyga autorinė apie jo 8 metus praleistus Vilniaus mero pareigose, vadinsis Meras ir miestas, Vilniaus sėkmės istorija. Ir man teko būti garbė pirmoji žmogumi, kuris perskaitė tos knygos rankraštį. Ir aš perskaičiau tą knygą ir galvoju, wow, kaip smarkiai pasikeitė Vilnius ir kaip svarbu, kad jis tą kryptį išlaikytų. Ir tai buvo man vienas iš impulsų, kodėl priėmiau šitą sprendimą, gavau partijos pasitikėjimą ir dabar dalyvausiu rinkimuose. Tiesiog reikia nebijoti, svajoti, skraidyti. Ir dirbti.